Žiemos skaitiniai, saulėgrįžos belaukiant. O, labas žmogelį, tik sakyk, kur tu šį vakar taip ilgai krapštaisi? Aš jau seniai tavęs laukiu ir rankose mano mylima knyga Žiemos pasakos, kurią iš anglų kalbos mums išvertė Viktorija Uzelaitė, o 2021-aisiais labai gražiai iliustruota išleido leidykla Nieko rimto. Ir šį vakar keliaukime į Vokietijos miškus, kur mūsų laukia nepaprasta pasaka. Pasiruošęs? Na tai pradėkime. Sidabriniai kankorėžiai. Kartą Vokietijoje prie Spygliuočių miško gyveno motina, tėvas ir 7 jų vaikai. Tėvas dirbo kalnuose, kasė giliai po žeme slaptose olose glūdintį sidabrą. Vieną žvarbią žiemą tėvas susirgo. Gulėjo prikaustytas prie lovos ir neturėjo jėgų atsikelti. Jis negalėjo išeiti į mišką, pamedžioti, parnešti šeimai maisto. Negalėjo išeiti pririnkti malkų krosnį. Taigi namiškiai šalo be ugnelės namuose. Vieną dieną motina pasėmė krepšį ir patraukė į miškingas kalvas. Pririnksiu pušų kankorėžių. Galbūt miestelio turguje juos kelis nupirks, jei ne, bent jau pasikursim krosnį ir patys pasišildysim. Netoliese augo retas miškelis. Gintarinėje besileidžiančios saulės šviesoje apsuptyje bukų lapai spindėjo kaip žarijos. Tarp rudų bukų ir plikų beržų žaliavo kelios eglės. Moteris pasilenkė ir pakėlė nuo žemės kelis kankorėžius. Jie buvo mažyčiai, šalti, sudrėkę nuo šlapio žemės, kieti ir susiskleidę. Renkant ją apėmė keistas jausmas, lyg kažkas svetima žiūrėtų. Jie atsigręžė ir samenuotų akmenų šešėlyje išvydo mažą senučiuką, ilga balta barzda. Jo veidas buvo raukšlėtas, akys žibėjo it krištolo šukės. Kankorėžiams vieta čia, pasakė jis, iš jų sėklyčių medžiai išaugs. Išsigandusi moteris išmetė kankorėžius. Eik toliau, paliepė senukas. Moteris stipriau susiveržė šaliką, ledinis vėjas jau žnaibė skruostus, saulė leidosi, dangus iš auksinio virto pilku, virš galvos karksėdami į savo lizdus skrido kovai. O kaip moteris troško būti namie prie krosnės, o ne tamsoje vaikštinėti po mišką. Aukštai buvo matyti ūkų apgaubta akmenuota kalno viršūnė. Priekyje dunksojo tankus, tamsus, tylus ir sustingę kėnių miškai. Moteris žingsniavo tyliai, lyg eitų per bažnyčią. Medžiai stūksojo aukštesni už namus, kankorėžiai augo statmenai aukštyn ir priminė žvakes. Šakos minkštais spygliukais glostė dangų. Pučiant vėjui, medžių viršūnės kuždėjosi ir dainavo senas dainas. Aukštyn iškeltos jų rankos laikė žvaigždes. Kaip delnai, žvelgdama į viršų pamanė savo moteris, kaip atversti delnai. Žemė po kojomis buvo storai nuklota spygliais, tarp grybų prikritę pailgų rudų kankorėžių. Moteris pasilenkė ir pakėlė po kojomis gulėjusi kankorėžį. Oi, garsiai suriko, nes į nugarą trinktelėjo kitas kankorėžis. Ai, dar vienas! Nuo medžių į ją lėkė kankorėžiai. Užkerėta vieta, užkerėta, šaukė moteris. Pasigriebusi krepšį, leidosi bėgti. Bet kuo toliau bėgo, tuo sunkesnis darėsi krepšys. Jau į rankas svarino,
rankena rėžėsi į sušalusius pirštus. Pagaliau šiaip ne taip moteris grįžo namo. Atsiduso ir drebėdama metė ant stalo sunkų krepšį. Iš jo ant nušveisto medinio stalviršio pabiro kankorėžiai. Visi buvo gryno sidabro. Kas čia per stebuklai, sunerimusi šūktelėjo moteris. Nebijok, apžiūrėdamas kankorėžius atsakė vyras. Manau, tu buvai sutikusi nykštukų karalių, Gubichą. Moteris pasiliko 7 sidabrinius kankorėžius, po vieną kiekvienam savo vaikeliui. Vaikai padėjo nunešti kitus kankorėžius į turgų, o grįžo apsikrovę visokiausiais nešuliais, nes pardavė ir gavo pinigėlių. Ta vakarą šeima susėdo prie gero troškinio ir šiltos, ką tik iš krosnies ištrauktos duonos. Jie sukibo rankomis aplink seną medinį stalą, pasimeldė. Rytoj turėsi nueiti į girią ir padėkoti nykštukų karaliui už dovaną, pasakė vyras, nes jis labai mums padėjo. Kitą dieną moteris nuėjusi padėkojo Gubichui. Nykštukas nusišypsojo, rudame veiduke aplink spindinčias akis susimetė raukšlelis. Miške gausu dovanų, tarė jis. Štai, prisiskink šio augalo lapų ir išvirk savo vyrui arbatos. Moteris nepatikliai pažvelgė į pilkšvai rudas sėklas ir apdriskusius dulkinus smarkiai dantytus lapus. Senukas stebėjo ją linkčiodamas galvą, tad jį pradėjo skinti. Lapai buvo minkšti, kaip sudėvėtas aksomas. Gal jis nori mus nunuodyti? Vakare suabejojo moteris žiūrėdama į puodę kunkuliuojantį žalią skystį. Arbata nebuvo panašiai tą, kurią ji pirkdavo turguje. Pasitikėk juo, atsakė vyras. Gubichas mums linki gerą. Jos vyras rytais ir vakarais gėrė tą kartų viralą. Blyškus jos skruostai po truputį rausvėjo, apsiblaususios akys vėl ėmė spindėti, nusilpęs kūnas atgavo jėgas ir šeimos tėtis pasveiko. Nuo to laiko visi gyveno sveiki ir laimingi, jiems nieko netrūko. 7 sidabrinius kankorėžius jie laikė ant komodos, kad primintų Gubicho gerumą. Kai vaikai suaugo ir sukūrė savo šeimas, kiekvienas ant komodos pasistatė po sidabrinį kankorėžį. Paskui juos perdavė savo vaikams ir taip istorija pasklido po pasaulį. Medis, toks krūmelis, kėnis, visada prisimenamas su didelė pagarba. Net ir šiandien šeimos visame pasaulyje renka kankorėžius, nudažo juos sidabru, kabina ant židinių ir ant kalėdų eglučių, kad lėtai siūbuodami spindėtų ugnies šviesoje. Man atrodo, eisime į parką ar į mišką paieškoti kėnių ir jo kankorėžių. Ir jos nudažysim sidabru, o gal tik šiaip pavartysim, pauostysim, pasigrožėsim ir padliksim atgal miške, kaip sakė nykštukas Gubichas, nes tada miške iš jų išdygs nauji medeliai. Šiam vakarui tiek, mielasis, susapnuok gražią girią, susapnuok mielą nykštuką Gubichą ir gal tos 7 vaikus kažkur miško trobelėje gyvenančius. O mes pasimatysime jau rytoj. Labos.